Šiandien 10-ajame jubiliejinėme Olimpinio švietimo forume, kuris vyksta šviežiai atidarytame Valdo Adamkaus vardo manieže, mes vėl kalbame, kas yra sportas. Kiek daug sportas gali duoti mums visiems, nuo mažo iki vyresnio, o galbūt iki veterano. Prezidentas Valdas Adamkus visuomet pabrėždavo sporto prasmę ir naudą, tą, kaip ir jam davė pasiekti to, ko jisai yra. Kiekvienas pasiremdamas sportu galime pasiekti daug daugiau. Taigi šiandien apie tai ir kalbam. Tikslo siekimas, nepasidavimas sunkiem momentam ir tam tikra disciplina gyvenime. Visos šios savybės iš sporto pereina ir į gyvenimiškas situacijas tiek šeimoje, tiek darbe, tiek bendraujant su kolegom, tiek su klientais bendraujant. Tai labai smagu buvo pamatyti tiek daug dalyvių, nesitikėjau iš tikrųjų, kad tiek bus žiūrovų. Tokie renginiai, manau, yra svarbus ir reikalingi, nes suburia į vieną vietą tos pačios profesijos asmenys, kurie gali dalinti savo patirtimi, galbūt gali atrasti atsakymus į tam tikrus klausimus, kurių patys negali įveikti. Tai yra įvairiapusiškai naudinga visiems čia dalyvaujantiems. Sportas tai yra įrankis, būtent charakteriui stiprinti, mokintis lyderystės. Tai yra stiprus įrankis būtent paruošti vaikus ateičiai, gyvenimui, visiems iššūkiam ir laimėjimams ir pralaimėjimams. Aš manau, kad visų pirma susitelkimas ir atvykimas į vieną vietą jau yra labai didelis žingsnis, nes kai mes dirbame bendruomenėje, dirbame kartu ir dirbame ties vienu tikslu, sakykime, sporto ir jaunimo, susitikimas ir kalbėjimas ir diskutavimas išsprendžia daug problemų, bet taip pat ir tai yra jėga. Kai tu susivieni ir susitinki kartu, tai sukuri tam tikrą energiją ir jėgą, kuri toliau mus veda į priekį ir leidžia kurti, daryti, stiprinti ir motyvuoti vienas kitą. Fizinis aktyvumas vienas svarbiausių ir nieko nekainuojančių dalykų, kuris tiesiogiai įtakoja mūsų sveikatą iš gerosios pusės. Ir sveikatą turiu galvoje visakeriopai, tiek fizinė, tiek psichikos, tiek ir socialinė gerovė. Žinant, kad žmogus yra santykis, kuriame puikiai sudera mūsų fizinis kūnas, mūsų protas, mūsų laisva valia, mūsų pati aplinka ir pasaulis ir gebėjimas turėti palydėtoją, kuris leidžia man visą šią tikrovę įgalinti savyje ir sukurti darnos asmenybę. Taigi toks renginys šiandien tampa didžiulė pagalba, didžiuliu įrankiu ir didžiuliu džiaugsmu atrasti bendraminčių, kad mūsų skirtingi kitoniškumai labai puikiai sudera, pilnaverčio, save išreiškusio ir labai daug gyvenime pasiekusio laisvo žmogaus paveikslą. Aš nuoširdžiai palinkėčiau niekam neprarasti savo autentiškumo, negyventi primesto gyvenimo, o tikėti tuo, ką jūs galite, ką norite pasiekti. Ir gyvenime pasitaikys ir žmonių, ir situacijų, kuomet jums gali pasakyti, kad jūs negalite, bet supraskite, kad jūs tikrai galite, jeigu jūs to tikrai norėsite. Nepamirškite, kad mūsų kūno, proto ir dvasios darna yra labai svarbu. Ir kartais, jeigu vienas arba kitas išsiderina, tai arba kažkas mums gali būti tas žmogus, kuris padės tai atstatyti, arba mes galime būti kažkam tas žmogus, kuris padės atkurti šią darną. Tai negailėkime vienas kitam gerų žodžių, tikėkime kitais ir visą laiką jiems tai priminkime.